Iki 1000 elektriniečių. Kovo 30 diena, gražus rytas ir šiandien 1000 elektriniečių Facebook grupėje bus tiesioginė transliacija 20:00, tai yra 8 val. Vakare. Temų yra nemažai, tiesa, nepamirškite valandą į priekį prasukti laikrodį ir pasukti laikrodį ir ne pragarsuoti tiesioginės transliacijos. Viena iš pagrindinių temų, kuri buvo anonsuojama, tai yra šmeižtas ir gandai, kurie platinami apie mane, tai Daną Dambrauską, 1000 elektriniečių ir mano šeimą. Jūs žinot, kad valdžia tikrai nesibodi ir šlykščių dalykų, tokių kaip prokurorai, kratas namuose pas mane, slampinėjimas prie mano namų, šmeižtas platinamas. Yra tikrai, aš daug esu prisiklausęs, jau prisirinkau tokį sąrašą, nes būna net ir 1000 elektriniečių, kurie palaiko, vis tiek yra girdėję ir sako, va Danai, aš žinau ten tą faktą tokį apie tave. Taip toliau, sakau, papasakok, kai papasaka, sakau, ne. Tai net arti jokios yra tiesos. Tai reiškia, yra poreikis apie tai pakalbėti, apie tai pašnekėti, kas yra platinama valdžios mylėtojų ir kas tai yra per šmeižtas. Ir tai suprantat, kad daroma sistemingai prieš mane, mano šeimą, 1000 elektriniečių tam, kad yra bijoma rimtų pokyčių, bijoma apskritai pokyčių ir bijoma, kad išlys visi galai, kurie po 2 metų, kai 1000 elektriniečių perims valdymą, paviešintų. Jie šito labiausiai bijo, kad atsidurs dokumentacija, atsidurs jų visi darbeliai viešai. Tai bet apie mane platinamą informaciją ir nesibodimą šlykščių dalykų, bjaurių dalykų, tuos mes turim dalykus tikrai aptarti, kad jų tokie veiksmai neturėtų sėkmės. Jeigu jūs kažką esat girdėję, tai tikrai parašykite tiesioginės transliacijos metu, interaktyviai bendrausime, aš turėsiu kompiuterį, matysiu komentarus ir tikrai jums atsakinėsiu į klausimus ir pabendrausim taip. Papildomas temas tai autobusų stotis. Kaip jūs manot, kodėl dabar Elektrėnuose autobusų stotis paskelbta, kad ten vizualija dar rengiama, dar net neprojektuojama ir taip toliau. Nes jūs matėte, Edvardas paskelbė kažką, tai ten Dovydas sureagavo, kad čia ne tai bus, Bliujus mero patarėjas, žodžiu, ten jų dalykai. Jie tegul tame verda, o aš jums išversiu viską į lietuvių kalbą. Tai yra parduodami sklypai prie autostrados naujieji ir koncesininkas tų sklypų turėjo pastatyti autobuso stotį, bet kažkodėl prieš posėdį žmonėms buvo paskelbta, žiūrėkit, va čia planuojama stotis, o mes ten tyliai tuos sklypus parduosim. Tai planuojama stotis kažkodėl už mūsų pinigus. Tai va, aptarsime visus šitas detalės ir trečias dalykas, kaip meras didžiąją kovą paskelbė krepšinio sirgaliam, kurie vievi sustojo ir ten nėra sanmazgų, kur atlikti gamtinius reikalus ir ant sienos jos atliko, bet mero reakcija didžioji, tai yra raštas į policiją, aš taip nepaliksiu ir viską išviešino, o kai reikia žmonių interesus gyventojų atstovauti, kurių jis buvo išrinktas dėl sąvartyno kvapų, tampa meriukų, gediminiukų, mažiukų, nes ten reikia kovoti prieš įtaką, prieš pinigus ir atstovauti gyventojų interesus. Jis tada nesirenka atstovauti gyventojų interesus. Tai ten, kur komunalinis ūkis blogai renovaciją prižiūri, pakrantės parduodamos, ten pa žmonės ir būna ir vanduo bėga per sienas, va ir neįgaliesiems ten panus, tada mūsų meriuko, gediminiuko vėl nesimato, nes ten vėl reikia kovoti, kad ir prieš komunalinio ūkio direktorių Ričardą Lecką, taip, bet jisgi su juo eina per butus, per rinkimus, agituoja, kad balsuot. Ir tada jis vėl tampa mažiukų gediminiukų, o prieš gyventojų interesus viskas čia gerai, viskas pučia raumenis. Tai va, apkalbėsim šitus dalykus, kad jūs suprastumėte, kaip yra išdėstyti pas valdžią prioritetai ir kurioje vietoje esate jūs ir mūsų kaip gyventojų interesai. Tai ką, šiandien tiesioginė transliacija Facebook 1000 elektriniečių grupėje 8 val. Vakare, kovo 30 dieną ir pasimatysime ir viską aptarsime. Iki.